Unikalios saugomos kopos ne tik Lietuvos pasididžiavimas, bet ir dažniausiai nuo gamtos stichijos kenčiantis objektas. Kiekvieną rudenį ir žiemą pajūrio ruožas kenčia nuo uraganinio vėjo ir tonomis netenka smėlio, gerokai susiaurėja paplūdimiai. Labiausiai Lietuvos pajūris nukentėjo beveik prieš 15 metų praūžus uraganui Anatolijui. Tąkart iš žemyno buvo išplauta 2 milijonai kubinių metrų smėlio, o išplautas smėlis iškeliavo iš Lietuvos Latvijos link. Pajūrio juostai tvarkyti investuotos ES struktūrinių fondų lėšos. Projektas truko bemaž 4 metus. Buvo siekiama sustiprinti Palangos rekreacinio ruožo paplūdimių atsparumą, kad šie nebūtų paveikus erozijos procesams, išsaugoti ir atkurti pajūrio ekosistemą, išplėsti gerokai sumažėjusi paplūdimį. Patys aktyviausi pajūrio juostos tvarkymo darbai pradėti 2011 metais. Palangos paplūdimys tapo statybų aikštele. Nutiestas kilometro ilgio vamzdynas ir smėliu papildytas 1,5 kilometro ilgio pakrantės ruožas. Smėlis žemsiurbė buvo gabenamas iš Baltijos jūros ties juodkrante esančio telkinio. Projekto įgyvendinimo pabaigoje 2013 m. pavasarį buvo sutvarkytos Palangos kopos ir į paplūdimius vedantys takai. Jų paklota apie 2000 m². Taip siekiama sulaikyti smėlį, ypač poilsiautojų gausiai lankomose vietose. 10 km ruože nuo Birutės kalno iki Latvijos sienos kopos sutvirtintos žabų tvorelėmis ir klojiniais. Toks tvirtinimo būdas jau patikrintas ir pasiteisinęs. Tas pernykštis mūsų darbas, taip galiu pasakyti apytikriai apie 5-8 tūkstančius kubų smėlių sulaikė, paliko pliaže arba kopose, jo neišnešė į užkopę, neužpylė medžių. Tikimasi, kad žabų tvorelės išsaugos dvigubai didesnį plotą. Taip pat bus išsaugotas praplatėjęs paplūdimys, kuris vasaros sezonu sutraukia tūkstančius poilsiautojų. Specialistai pastebi, kad po žiemos yra tokių paplūdimių, kaip antai Moterų, kuris praplatėjo 30 metrų. Nuostaba kelia tai, kad po didesnių vėjų smėlis neišplaunamas, o priešingai kaupiasi. Neretai užpustomos ne tik Palangos tilto prieigos ar atliekų konteineriai, bet ir pats tiltas. Priežastys net kelios. Platesni paplūdimiai, gerokai daugiau smėlio, kopos sutvirtintos žabų tvorelėmis, o iš juodkrantės atvežtas smėlis labai švarus ir lengvas. Manoma, kad laikui bėgant šis smėlis pritrauks dulkių ir vėjas jo nebepustys. Prasidėjus rudens sezonui, smėlis nuo tilto kasamas net kelis kart per savaitę. Tačiau, kaip sako komunalininkai, geriau daugiau nei mažiau. Kopos gyvas organizmas, todėl investuojant ES struktūrinių fondų lėšas, pajūrio juosta ir toliau bus tvarkoma.